Pradėsiu nuo tokio klausimo. Kam yra tekę skambinti į medicinos įstaigą? Kam pavyko prisiskambinti? Tai šiek tiek šabloniška, žinau, bet tai vis dar dažniausiai pasikartojantis skundas. Tai šiandien šiek tiek papasakosiu, kaip mums sekėsi su juo tvarkytis. Bet pradžioj trumpai apie pačią Fidėją. Fidėja yra tarptautinė sveikatos priežiūros teikimo kompanija ir mes veikiame 15 šalių. Turime virš 16 tūkstančių savo srities profesionalų ir atliekame virš 20 milijonų įvairių tyrimų per metus. Lietuvoje veikiame 10 miestų. Turime 23 klinikas. Per metus pas mus vidutiniškai praeina, susidurėme su 300 tūkstančių unikalių pacientų. Tai visi jie pradžioje susitinka su mūsų klientų aptarnavimo centru, dažniausiai ne po kartą ir ne po du. Tai iš čia kilo ta pirminė mūsų vizija, pirminė mintis ir taip atsirado mūsų kolega. Kviečiu susipažinti. Sveiki, aš esu Fidėja Lietuva klinikų virtuali asistentė Greta. Padėsiu Jums užsiregistruoti pas gydytoją ar tyrimams. Pažadu dirbti greitai, efektyviai ir be kavos pertraukų. Linkiu Jums gero renginio ir dar geresnių pranešimų. Turbūt kaip ir visur, pas mus irgi prieš kelis metus atsirado tas bumas ir kolegos ėjo vieni po kito irgi darom, ką nors AI. Tai daryti, kad daryti, nieks nemėgsta. Tai pasiskaičiavom, kas mums būtų naudinga, kas mums būtų praktiška ir kur mums to AI būtent reikėtų pradžioje labiausiai. Tai visų pirma, užaugti iki tų 23 klinikų mums reikėjo ir tas augimas vyko per paskutinius 5-6 metus. Turėjom tik 15 centrų, 15 pavienių centrų, kurie teikia tik magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos paslaugas ir nušuoliavom iki 23 klinikų. Čia tikrai nestabdom, plėtra numatyta ir artimiausia keletą metų dar į priekį. Natūralu, su tuo augo skambučių srautai. Faktiškai per 5 metus jie beveik padvigubėjo. Augo ir klientų aptarnavimo centras. Pradėjom su 7 darbuotojais ir per tuos metus pasiekėm 40, tai yra daug. Ir tas modelis samdyti, tiesiog kad samdyti, paaugo mūsų srautas, pasisamdom naują etatą, nebelabai veikia. Tiem visiems žmonėms reikia mokymų, reikia priežiūros, reikia kokybės kontrolės, elementariai reikia didelio ofiso susodinti tokią minę. Tai pradėjome irgi svarstyti būtent apie sprendimą, kaip mes galėtumėm įsidarbinti, kaip mes galėtumėm suvaldyti augimą, nes planas, kadangi augti yra, tai faktas, kad turėjo augti ir darbuotojai, kurie aptarnaus visas tas klinikas, tai nusprendėme, kad ieškosime sprendimo, kuris sustabdytų klientų aptarnavimo centro augimą ir įsidarbinsim naują kolegą, kuri galės padėti esamiems darbuotojams. Tai pradžia. Labai norėtųsi tikėti, kad AI prasideda nuo technologijos, dėja ne, jinai prasideda organizacijos viduje. Kelis tokie svarbiausi punktai, tai vienas iš jų tiekėjų paieška. Būtų smagu, kad tiekėjai įsirenkat ilgam laikui, ilgai reiks bendrauti. Tai čia kaip ir su antra puse, būtų gerai, kad nesipyktumėt ir žiūrėtumėt tą pačią kryptim. Tai mes savo tiekėjais įsirinkome NFQ, kol kas nesipykstam, santykių krizė neištiko, tai važiuojam toliau. Tada, aišku, visi vidiniai derinimai, esam didelė korporacija, tikrai reikėjo praeiti daug popierizmo, daug apsiginimo, įsivertinti visas rizikas, kas už jas atsakingas, kas valdys ir taip toliau. Smagesnė dalis, ką tikrai rekomenduoju visiems įsivertinti, yra darbuotojų baimės. Apie projektą įmonei pristatėm labai anksti. Ir tokios pirmosios reakcijos, kai pristatėme projektą, kad mes čia turėsim AI, busim naujas kolega ir partneris, prasidėjo įsiveržimų į mano kabinetą ir klausimų. Tai man jau čia darbo ieškotis naujo. Tai buvo pirma dalis, įsiveržė visi 40 darbuotojų. Antra dalis buvo, kad kai mes jau išsiaiškinom, kad jiem darbo ieškotis nereikės, mes planuojame būtent dėl plėtros, dėl to, kad norim jiem kolegos, norim jų rankas atlaisvinti nuo techninių užduočių ir būtent nunaviguoti juos labiau į personalizuotą mediciną. Tai sekanti baimė buvo, mums per tą AI bus ženkliai daugiau darbo, nes žmonės nesusikalbės, nesupras, jis veiks kreivai ir taip toliau. Tai tas nepasitikėjimas AI yra labai didelis ir ypatingai darbuotojų dalyje, tą mes supratom anksti ir jeigu patys darbuotojai nepasitikės AI produktu, nevažiuos. Nevažiuos net ir koks jis geras bus padarytas.
Tai čia daug investavome laiko, daug kalbėjome, įtraukėme, bandėme visas tas rizikas suvaldyti, kad tik tai komanda įsivažiuotų ir jaustųsi saugiai, būtent dėl šio atsirandusio naujo kolegos. Tai kai organizacinę dalį pabaigėm, jį beje irgi užtruko gana netrumpai, netgi sakyčiau turbūt labiau ilgiau negu pats techninis procesas, priėjom prie techninės dalies ir čia prasidėjo kiti iššūkiai. Šitą iššūkio etapą būtų galima pavadinti iššūkiai tarp greičio ir proto. Kaip ir atidarimo pradžioje kalbėjote apie milisekundės, kad jos yra svarbios lenktynėse, tai ne tik lenktynėse, klientam irgi labai svarbu pauzė, kadangi yra reglamentas, kad žmonės turi žinoti, jog jie bendrauja su dirbtiniu intelektu, jie į tai žiūri dar kritiškiau ir reakcija jų yra, dar tas toleravimas irgi yra ženkliai žemesnis. Ir kai atsiranda pauzė, ta pauzė yra nenatūrali, supanikuoja žmogus, supanikuoja pacientas, jis alio, kas užstrigo, viskas, čia jau blogai, išjungiam, nujungiam, čia nieks nevyksta. Bet toks paradoksas iš tikrųjų, kad tai veiktų gerai, jam reikia laiko pagalvoti, o pokalbyje neišeina šiai dienai dar uždėti to ratuko, jūsų atsakymas generuojamas. Tai čia buvo tų sekundžių dingimo, buvo vietų, kur reikėjo mums ieškoti sprendimų ir nusileisti. Ir tuos modelius dėlioti kaip puzlę savotišką, tie visi procesai, kalbos atpažinimas, kalbos supratimas, atsakymo generavimas, balso sintezė, jie visi susideda iš kelių šimtų milisekundžių. Ir galutiniam variantui mes gaunam 3 sekundės, kas yra visiškai nenatūralu ir neartima žmogaus kalbai. Tai čia turėjom nusileisti, turėjom šiek tiek genialumą mažinti ir leisti greičiui kai kur laimėti, kai kur genialumą palikom, įsidėjom apsauginės frazes, kad galėtų, kad žmogus suprastų, kas vyksta, ką robotas tuo metu veikia ir nepanikuotų. Ir toliau greitai įvaldėm, perėjom prie proto, visi įsivaizduoja, kad kuo jį gali būti patrauklus, tai jis puikiai suvaldys ir nebus jokių žmogiškų klaidų. Išvengsim žmogiško faktoriaus, jis dirbs pagal visas klaidas, pagal visas tvarkas, kaip mes jas esam apsirašę, o apsirašę esam daug ir užkrovėm visus skriptus, visas sopus, viską, ką turim ir įstatymiškai, pedantiškai, gražiai robotas kalbėsi, pasileidom labai laimingi ir reakcija buvo labai bloga. Labai bloga, žmonėmis labai nepatiko, net nedrįšiu garsiai įvardinti epitetų, kuriais išvadino mūsų AI agentą, nes jis buvo formalus, pokalbio trukmė išilgėjo kosmiškai, skambėjo visiškai nenatūraliai, buvo visiškai robotiškas, kaip jis ir yra, ir žmonėms tai labai nepatiko. Pacientų pasitenkinimo lygis krito žemyn su ta grupė, su kuria bandėm ir faktas, kad ir mums tai netiko. Ir tada toks atėjo atradimas, o velnias, juk tvarkas tai rašym žmonėm, o pasirodo robotams jos visai netinka. Tai reikėjo persirašyti visus skriptus, visas tvarkas, viską iš naujo ir pritaikyti pokalbių robotui. Trumpinom, leidom daugiau neformalumo, leidom kalbėti laisviau, leidom kalbėti žmogiškiau, leidom šiek tiek, vietomis net pertraukti ir įsiterpti į pokalbį su žmogumi ir nelaukti tos tam tikro laiko, kad žmogus jau suvokimas, kad jau čia baigia kalbėti, jeigu yra pauzė, mes jau leidžiam robotui kalbėti ant viršaus. Iš karto, tik šitą padarius, iš karto testavusios grupės pasitenkinimas pačiu agentu augo ir jų visa ta patirtis tapo ženkliai geresnė. Tai tikrai labai svarbus momentas, kurį, sakau, tikrai labai nustebino mūsų eigoje. Ir pasirodo, mūsų tikslas sukurti tobulą agentą visai nebuvo geras. Reikėjo sukurti agentą, kuris yra tinkamas ir paprastas žmogui. Ir pagaliau ta turbūt saugiklių dalis, kaip mes neprarasim tos kontrolės. Tai labai svarbu turėti daug saugiklių, turėti jų nuo pat pradžių. Labai svarbu ir ką mes rūpiminomės, ką mes agentui leisim kalbėti, kur yra kompetencijos ribos. Medicinoje, negali jis kaip čia GPT paanalizuoti jūsų tyrimų ir skirti atsakymą arba pasiūlyti išgerti vitaminų. To negali atsiliepusi registratorė, to tikrai negali AI robotas. Tai čia reikėjo tą informaciją jam labai apriboti, sudėti visus red flagus,
kur yra ta dalis, kur tu išgirsti ir čia atiduodi žmogui, kur įsitraukia žmogus ir jau tęsia tą dalį. Aš tikiu, kad tai yra tik pirminis etapas, aš tikiu, kad su laiku mes jį tobulinsim ir atiduosim jam laisvės tuo daugiau, bet kadangi medicina pakankamai jautri sritis ir jautrus mūsų klientai, plus produktas iš esmės yra, sąlyginai naujas dar kliento aptarnavime, tai mes pradžioj jį užgriežtinam su viltimi, kad greitai galėsime atleisti jam šiek tiek vadžias. Kitas dalykas - kokybės vertinimas. Klientų aptarnavimo centrai vertina darbuotojų kokybę, klauso pokalbius. Kas esate susidūrę, tikrai turbūt žinote, kad yra nemažai įvairių skripto atitikimo, daugumai net ir bonusinės ryšasi prie tų ir panašus dalykai. Tai lygiai tas pats ir čia, net sakyčiau, daugiau planuojame kontroliuoti savo AI agentą, vien dėl to, kad laikytumėm ranką ant pulso, kad žinotumėm, kas klientam patinka, nepatinka. Kitas dalykas, lygiai dėl to, kad matytumėm, kur mes jį galime tobulinti. Ir kad mes jį tobulinsim, kaip ir minėjau prieš tai, dėl ko partneris svarbus, faktas, kad tobulinsim ilgai ir nuobodžiai. Jau dabar esam susiplanavimą tobulinimų keliem metam į priekį. Tai įtikiu, kad eigoje jų atsiras naujų ir jie keisis. Tai čia tikrai vien dėl to šitas reikalingas. Ir dar labai noriu dėti akcentą, kad žmonių mes neplanuojame užkeisti AI, neturėjome net tokios vizijos nuo pat pradžių. Taip, mes tikimės, kad AI mums pakeis 10 etatų ir planuojame ir skaičiuojame, kad taip ir turėtų būti ilgainiui, bet tai ne dėl to, kad mes keisime esamus žmonės, o dėl to, kad mes įdarbinsim ir duosim jiem įrankį. Tai apie pabaigai noriu palikti tokią mintį, kad faktas, kad tai įklys. Jis tikrai darys klaidas, mes tą suprantam ir kažkokių kitokių iliuzijų neturim. Ką mes su tom klaidom darysim, kaip mes jas matysim ir kaip mes jas valdysim. Blogiausia dalis, kas čia galėtų būti, tai kad mes apie tas klaidas sužinosim iš paciento Google review. Tai ir medicinoje, galbūt ir daugelį kitų sričių nėra tikslas, kad automatizuokim aklai, paleidžiam į trasą ir važiuok AI. Ne, mes norim, kad sukurti sistemą, kur AI mums padės, žmonės atliks kontrolės vaidmenį, o galutiniam variantą mūsų pacientas gaus geriausią patirtį. Tai ačiū. Ačiū, Gintaute. Klausimas, kodėl pavadinote Greta, o ne Gretomeda ar kažkaip, nežinau, robotiškiau? Šiaip iš tikrųjų viskas labai paprasta, tiesiog testavimo metu buvo Greta ir Aina berods ir taip ta Greta lipo, planavom daryti balsavimą, rinkti vardą, žinot, kaip kūdikiai viso įmonė. Ai, bus gerai Greta. Ar Greta dirba ir kitose šalyse, ar čia tik tai Lietuvos projektas? Kol kas lygiai grečiai projektą panašų darosi Portugalija, kadangi kiekviena šalis turi šiek tiek skirtingus reikalavimus medicinai, dirba su šiek tiek skirtingomis medicininėmis sistemomis, tai tokio bendrinio negalima, bet planas yra, laukia kitos šalis mūsų feedbacko. Ir natūralu pasidalinsit su jais patirtimi. Žinoma, kaip ir visame kame kitame. Klausimų yra iš tikrųjų labai daug, aš manau, kad mes jų visų nespėsim, bet kelis pagrindinius, kurie yra aukščiausiai, tai tikrai būtinai. Kokia skambučio kaina su AI agentu? Gal galite atskirti fiksuoto ryšio kaštus ir LLM modelio? Kiek minučių per mėnesį generuoja per AI agentus? Kiek minučių prakalba su Greta jūsų? Deja, šito dar kainos tikrai negaliu pasakyti, nes čia pasity vadovą mūsų piniginė, tai aš nesuku galvos dėl jo. Ar teisingai supratom, kad dirbtinio intelekto vertinimas yra paliktas žmogui, kaip jūs? Taip, tai yra komanda kokybės koordinatorių, kurie vertino žmonės, jie perorientuoti ir padidinta tą komandą, jie perorientuoti būtent tada į agento. O tokio varianto nesvarstėt, kad pats dirbtinis intelektas vertintų dirbtinį intelektą? Svarstėm, bet šiame etape norime, kad dalyvautų žmonės būtent dėl to pasitikėjimo momento, kadangi pasitikėjimas dirbtiniu intelektu yra dar labai mažas, mes norim jį užtikrinti, tai šiam etapui nusprendėm likti su žmonėmis, būtent pasitikėjimo didinimui viduje. Čia jūs minėjot labai įdomų momentą, kad žmonės nenorėjo roboto kalbančio kaip žmogus, iš principo norėjo roboto kalbančio robotiškiau. Ne, gal ne taip nesupratot. Būtent tas pirminis mūsų variantas, kurį mes užkėlėmis, buvo
idealiai kalbantis pagal tvarkas. Taip. Bet dėl to gavosi absoliučiai robotiškas ir žmonėms tai labai nepatiko. Tai va čia ir klausimas buvo, ar neplanuojate įdėti visokių kalbos šiukšlių, visokių jo. Taip, planuojame, jau buvo ir prisistatėme, jų Geras. šiek tiek yra, žiūrėsim, kiek galima atleisti vadeles. Taip, sveikatos sektorius yra itin jautrus kibernetinio saugumo prasme. Kaip FIDėjai sekasi ruoštis NIS2 reikalavimams, kur šiandien matote didžiausius iššūkius? Net nežinau, kaip atsakyti į šitą klausimą siaurai. Iš tikrųjų, mūsų saugumo rūpinasi, mes turim visiškai atskirą skyrių, jis yra net ne Lietuvoje, kas rūpinasi saugumu, į saugumą žiūrima rimtai. Tai va ta procesinė dalis, kurioje mes ir užtrukom, kol mes pasileidom šitą projektą, tai viena iš didžiausio laiko valgytojų buvo būtent visas praėjimas pro visas saugumo spragas, kurios gali būti, galimas rizikas. Tai tikiu, kad komanda čia sudirbo gerai. Ir paskutinis klausimas galbūt, kai kalbam apie dirbtinį intelektą ir mediciną, ten visą laiką iškyla tas nerimas, ar dirbtinis intelektas neperims gydytojų vaidmens. Kaip vertinat? Mes lygiai grečiai vykdom tikrai ne vieną į projektą ir gal, čia biški off topic, bet yra jau nemažai į produktų, kurie dirba šalia gydytojų ir yra pas mus tas pats asistentas vertinti radiologinius vaizdus, tas pats asistentas vertinti Alzheimerio ligos pakitimus, nes ten yra elementarus matematinis skaičiavimas ir yra jau sistemos, kurios iš vaizdų tiesiog atlieka tuos skaičiavimus ir gydytojai uždega red flagą, atkreipdėmėsi čia. Čia lygiai tas pats, kaip ir klientų aptarnavime. Mūsų atveju nieks neplanuoja gydytojų keisti, bet kad mes turime ir kūrėme daug asistentų, pagalbininkų, tai taip, gydytojų krūviai yra milžiniški, radiologų yra labai labai mažai ir jų yra labai labai didelis trūkumas rinkoje. Tai faktas, kad tie asistentai sparčiau ir juda tenai, vien dėl to, kad galėtumėm užpildyti tą spragą specialistų trūkumą. Ar čia nėra tas garsusis radiologo fenomenas, kada iš pradžių buvo pradėta kalbėti, kad dirbtinis intelektas tikrai užkeis radiologus ir į radiologiją niekas neėjo mokytis. Ir dabar radiologų labai stipriai trūksta visam pasaulyje. Prognozuoti negaliu, bet kad radiologų trūksta faktas. Tai gal čia iš tų memų, žinot, tai kada tas dirbtinis intelektas mus pakeis. Tai dar kol kas nepakeičia, tikrai ir trūkumas yra. Gal dar nemaišyčiau dar ir vieno. Galbūt ateitie tie asistentai, jie jiems padės, bet radiologų poreikis auga kosminiu greičiu. Tai prieš 10 metų buvo Lietuvoje kokie 4-5 magnetai, dabar mes Klaipėdoje turim 10 ar 12. Tai čia tas diagnostika, jinai plečiasi, tie aparatūra tampa prieinamesnė, jinai atsiranda daugelėje klinikų ir tai kiekvienai klinikai reikia to žmogaus. Ir net ir tas siuntimas tiem tyrimam anksčiau būdavo, žinot, gauti magnetų siuntimą, reikdavo ten praeiti kryžiaus kelius. Dabar tai yra elementari diagnostinė priemonė, kur yra siunčiamas pacientas labai dažnai atmesti ar patvirtinti diagnozę. Kintautė, labai ačiū už įdomų pranešimą. Ačiū. Paplokite Kintautė Šukienė, FIDėja klientų aptarnavimo centro vadovai.